Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandien noriu pakalbinti jūs tokią temą. Dažnai jūs girdit begalės informacijos aplinkui iš mokytojų, ezoterikų, iš fizikų, iš metafizikų ir bendrai išminčiai visi sako, kad kol tu nešioji apmaudą arba pykti tėvams, tol tu negali pilnatviškai pasiekti savo sėkmingiausio, geriausio gyvenimo scenarijaus. Ir kodėl mes visi tai žinodami, žinom, bet padaryti mums sunku. Tai šiandien noriu paaiškinti ir pasakyti, kokiu būdu tai lengva padaryti. Sunku padaryti todėl, kad, aš turiu atleisti. Daug ką aš gal turiu padaryti, privalau padaryti, bet neišeina, nes mes nesuprantam sąlygos. Kai mes neturim sąlygos, mes uždavinio lygiai taip pat išspręsti negalim. Todėl šiuo atveju sąlyga tai yra pasaulėdaros mechanizmas arba vibrodinamikos mechanizmas matricoje. Jeigu mes suvoksim ir priimsim, kad ateiname mes pagal vibrodinamikos principą ir rezonansą, reiškia rezonansas, ar ne, yra blogas, geras ir tobulas. Jeigu aš blogas, ateinu tik į blogą, geras į gerą, tobulas į tobulą. Tik atitikimo principų. Kai mes taip suvokiam mechanizmą, mes aiškiai suprantam, kad aš buvau toks ir atėjau čia. Reiškia, tai mano atsakomybė. Iš karto aš duodu loginį paaiškinimą savo, kad tai yra mano atsakomybė. Kai mano atsakomybė, man padaryti lengva. O jeigu aš turiu padaryti, bet nežinau, kodėl aš tai turiu padaryti, tada nėra sąlygos ir tada padaryti sunku. Čia, žinot, rezonansas, jeigu aš mėgstu šampaną, aš eisiu galbūt į tą restoraną, ar ne? O jeigu tas, kuris mėgsta alų, eis į aludę. Mes niekaip nesusitiksim, nes mes einam skirtingais keliais. Lygiai taip pat su sielos atėjimu ir rezonansu, tiesiog tokį pavyzdį buitinį pasakiau, mes ateinam pagal tą pačią sąmonę. Išeiti jūs jau galit gyvenimo eigoje, nes gyvenimas jums yra duotas, jūs jį valdot, jūs vadovaujat ir jūs galit prisimti atsakomybės ir daryti sprendimus, kurie jūs išves aukštyn. Bet tas atleidimas, tai arba pykčio neturėjimas, arba neteisimas, arba pretenzijos neturėjimas, tėvams jis tikrai labai svarbus. Todėl supraskit, kad jūs savo vibraciniu lygiu pats nulėmėt ateiti savo būtent į tokią šeimą. Tai reikia padėkoti už tai, kad galėjot gimti ir tai buvo galimybė pakilti. Tada jums bus lengva. Visada remkitės į mechanizmą. Kiekvienas uždavinys arba užduotis tam, kad būtų išspręsta, turi turėti sąlygą. Tai sąlyga šiandien tokia pasaulėžiūra pagal rezonansą ir mūsų vibrodinamiką matricoje. Tai ačiū ir lengvų sprendimų.